Kartą gyveno garsi žurnalistė Laura. Jai labai patiko bėgioti miesto parkuose ir kolekcionuoti įvairiaspalvius sportbačius. Dar ji labai mėgo skaityti, ilgai skaityti ir valgyti raudonus obuolius. Obuoliai gyveno jo širdyje ir galvoje. Kartą Laura gavo įdomų kvietimą dalyvauti NASA spaudos konferencijoje. Gerbiama Laura Manonaitytė, jūs esate kviečiama į astronautų misijos Mėnulio šviesa pristatymą NASA būstinėje. Prašome nevėluoti, lauksime. Gal iš tikro turėčiau ten nuvažiuoti? Laura išsiruošė į svarbią misiją – užduoti klausimą žmonėms, kurie tiek daug žino apie Mėnulį. Tuo metu NASA organizacijos ekspertai ruošiasi svarbiam įvykiui – pristatyti ilgai ruoštą misiją žmonių kelionę į Mėnulį. Į lauke įrengtą spaudos konferenciją rinkosi mokslo ir žinių žmonės. Sveiki atvykę į NASA spaudos konferenciją. Šiandien mes pristatysime visų labai lauktą kosmoso misiją, kurios metu 2 astronautai pasieks Mėnulį ir atliks įvairius mokslinius tyrinėjimus. Gerbiami žurnalistai, galite užduoti savo klausimus. National Geography. Noriu klausti, kada paskutinį kartą žmonės buvo išsilaipinę Mėnulyje? Tai vyko 1978 metais, rugpjūčio 18 dieną. Gana seniai, reikėtų pakartoti. Mokslo sriuba, kiek truks jūsų kelionė? Atstumas nuo Žemės iki Mėnulio yra 384 400 km. Šį atstumą planuojame įveikti per 4 paras. Laura Manonaitytė, ką tikitės atrasti Mėnulyje? Teorijų turime daug. Viena svarbiausių, manau, jums žinoma, atsakyti į klausimą, ar Mėnulyje yra gyvybė. Mokslininkai dar ilgai atsakinėjo į pačius įvairiausius klausimus, o astronautams jau rūpėjo, kaip sėkmingai pakilti į kosmoso erdves. Sėkmingai pasiekę Mėnulio paviršių ir įsiamžinę istoriją, jie pradėjo tyrinėti. Astronautai jau buvo suruošę visą Mėnulio paviršiaus uolienų kolekciją. Kai netikėtai vienoje iš kraterių įdubų pamatė namą ir šalia augantį keistą medį, aplipusi keistais raudonais obuoliais, negalėjo patikėti savo akimis. O tuo metu kažkur žemėje Laura suvalgė dar vieną obuolį ir išbėgo išbandyti naujausių savo sportinių batelių.